Pamoka. Programa Zikada pradiniai nustatymai. Eikite į programos Windows valdymo skydą. Regioniniuose ir kalbos nustatymuose pakeiskite skaičių formatą taip, kad trupmeninė skaičiaus dalis būtų atskiriama nuo sveikosios taškų. Taip pat pasitikrinkite ir jei reikia pakeiskite vietos ir administracinės skilties nustatymus į Lietuvos. Toliau pasitikrinkite ir jei reikia koreguokite grafinio redaktoriaus terpės nustatymus. Jeigu jūsų turimas grafinis redaktorius yra BricsCAD, atlikite šiuos veiksmus. Atverkite programos nuostatų langą. Pasitikrinkite ir jeigu reikia, nustatykite saugojimo bei iškarpos formatą į DVG 2013 metų. Jeigu jūsų turimas grafinis redaktorius yra AutoCAD, atlikite šios veiksmus. Atverkite programų nuostatų langą. Pasitikrinkite ir jeigu reikia kortelėje Open and Save, nustatykite saugojimo formatą į AutoCAD DVG 2013 metų. Aplanke Mano dokumentai Zikada lentelės yra pradinė kadastro duomenų bylos lapų šablonų rinkmena. Pasidarykite šios rinkmenos kopiją ir pervadinkite ją. Tai bus jūsų kadastro duomenų bylos lapų šablonas. Sutvarkykite šablono lapų spausdinimo parametrus. Atverkite šabloną ir jeigu jūsų turimas grafinis redaktorius yra BricsCAD, atlikite šios veiksmus. Pažymėkite lapą, kurios spausdinimo parametrus norite nustatyti ir spauskite dešinį pelės mygtuką. Atsidariusiame meniu bakstelėkite puslapio nuostatos. Toliau, lapo spausdinimo parametrų nustatymo lange pasirinkite jūsų sistemos spausdintuvą arba braižiklį. Jei reikia, patikslinkite lapo dydį, spausdinimo stiliaus lentelę ir kitus nustatymus. Peržiūrėkite lapą ir jeigu netenkina spausdinamos srities vieta lape, pakeiskite jos padėtį. Analogiškai sutvarkykite likusių lapų spausdinimo parametrus. Jeigu jūsų turimas grafinis redaktorius yra AutoCAD, lapų spausdinimo parametrų nustatymui atlikite šios veiksmus. Pažymėkite lapą, kurios spausdinimo parametrus norite nustatyti ir spauskite dešinį pelės mygtuką. Atsidariusiame meniu bakstelėkite lapo nustatymai. Lapo nustatymų lange būtinai pažymėkite tą patį lapą ir spauskite mygtuką modifikuoti. Toliau lapo spausdinimo parametrų nustatymo lange pasirinkite jūsų sistemos spausdintuvą arba braižiklį. Jei reikia, patikslinkite lapo dydį, spausdinimo stiliaus lentelę ir kitus nustatymus. Peržiūrėkite lapą. Ir jeigu netenkina spausdinamos srities vieta lape, pakeiskite jos padėtį. Analogiškai sutvarkykite likusių lapų spausdinimo parametrus. Sutvarkę lapų spausdinimo parametrus lapuose 07ZSP, 08KVB, 08KVPVZ ir 08KVSPVZ galite įkelti savo įmonės arba veiklos logotipą. Bet kokiu atveju ištrinkite logotipo vietoje esantį užrašą. Išsaugokite sutvarkytą šabloną. Pamokos pabaiga. Ačiū už dėmesį.